Šarūnai ir Ramunė. Šiandien visa bažnyčia, visi čia susirinkę, jūsų patys artimiausi žmonės, džiaugiasi kartu su jumis. Šiandien jūs visokio gyvybės davėjo Dievo akivaizdoje prisieksite vienas kitam ištikimą meilę. Taigi tokiam įvykį šiandien dalyvauja. Fantastiška. Netgi nesuvokiam pilnai, kas tai yra per įvykis. Įsivaizduokit, aš dabar galvoju, čia angelai skraido, džiaugiasi, žinai, dangui ten triūbuoja ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra šventė ne tik tais čia jums žemėje, bet ir danguje. Nes Viešpats pats ateina į mūsų tarpą ir jūs laimina. Brangūs sužadėtiniai, jūs atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios įgaliotinio kunigo ir čia esančių liudytojų akivaizdoje Viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Anksčiau Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė pirminę ir būtiniausią išganimo malonę, jūs paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien santuokos sakramentu jūs sustiprins amžinai tarpusavio meiliai ir ištikimybei tesėti, bei kitoms garbingoms susituokusiųjų pareigoms atlikti ir praturtins naujomis dvasinėmis dovanomis. Tad bažnyčios vardu kiekvieną klausiu apie jūsų pasiryžimus. Šarūnai, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinį? Taip, esu pasiryžęs. Ramunė, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šios savo sužadėtinį? Tikrai taip. Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Pasižadu. Pasižadu. Ar sutinkate pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Sutinku. Pasižadu. Tesuteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas. Dabar priartėjome prie svarbiausios santuokos sakramento dalies. Tai yra jūsų priesaika. Jūs vienas kitam prisieksite be jokių sąlygų. Va tai ir yra svarbiausia šitame sakramente. Kadangi ryžtatės sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, dabar pasisukite vienas į kitą. Paduokite vienas kitam rankas ir ištarsite priesaikos žodžius. Aš, Šarūnas, imu tave, Ramunę, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas.
Aš Ramunė. Imu tave, Šarūnai, savo vyru. Ir prisiekiu visada tau būti ištikima. Kai laimė lydės ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Šią jūsų priesaiką duota bažnyčios akivaizdoje, te stiprina Viešpats savo malonę ir jūs dosniai te laimina. Kad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Šarūnai, paimkit Ramunės žiedą. Ir tardamas tokius laukite Ramunė imk šį žiedą. Ramunė, imk šį žiedą. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Mano meilės ir ištikimybės tavo ženklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šarūnai, imk šį žiedą. Mano meilės ir ištikimybės tavo ženklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šarūnai, Ramunė, nuo šios akimirkos visam savo likusiam gyvenimui ir prieš Dievą, ir prieš žmonės jūs esate vyras ir žmona. Pasveikinkit vienas kitą bučinio, mes paplokime. Morning light breaking through the eastern hills. Just you and me, while the earth stands still. Dashboard dreams of what could be in the great unknown.
Mėly vaikai, likimas jums dovanoja gražiausią dovaną – vienas kitą. O jūs vienas kitam dovanojate savo meilę, karštai lyg ši ugnis, degančią jūsų širdise ir sprendimą būti šalia visą savo gyvenimą. Tegu jums nieko niekada netrūksta, tegul būna šypsenų vienas kitam, palaikymo žodžių, gražių apkabinimų, jaukių. Būkite laimingi, branginkite ir saugokite vienas kitą. Šiandien prasidėjo jūsų pasaka, abu pasipuošę, balta suknelė, žvilgančios akys, šypsena liejasi, artimieji šalia. Bet šiandien prasidėjo jūsų tikras gyvenimas, kuris įneša tau meilės, džiaugsmo, truputėlį ašarų, daug iššūkių, tad linkime koja kojon žengti per realų gyvenimą ir meilės dėka paversti jį pasaką. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said
take me back to the start. Just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Tai kad tą meilę ir pasitikėjimą, kurį turim dabar, visą likusį gyvenimą galėtume. Aš palinkėsiu mums, kad mes suprastume vieną, kad nereikėtų kartais nei žodžių, tiesiog užtektų vienas į kitą pažiūrėti, perskaityti vienas kitą mintis ir tiesiog galės kitą aišku. Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Viskas sujungti visam likusiam gyvenimui.